šiandien finalas. Taip. Nėra man ko jaudinti ir panervuoti. Bijau, aišku, kad bijau. Kokia čia baimė? Labai didelis nerimas. Esu pasiruošęs, nebijau, viskas gerai. Kelintą vietą šiandien užimti? 6. Mes nugalėsim visada. Užtikrintas. Labai gerai nusteigęs. Tikiuosi, būsiu pirma, nereikės nusiminti. Labas čempionė. Čempionas visada. Patekau į finalą, noriu išlošti. Tai pirma? Aš pirma jums. 5, 4, 3, 2, 1. Kažką serga? Už Šiaulius? Už visus? Ne už nieką. Už miglę galūnai. Mes už Godą! Už Žaliuosius. Ūkis! Bebes! Palinkėčiau tiesiog nenuleisti rankų ir stengtis iki galo ir laimėti. Dalė. Patekai į finalą. Jo? Jo. Kokios nuotaikos, labai nedaug trūksta iki. Geras labai nuotaikos. Pats finalas, labai jaudinės. Ne, kad čia jaudintis. Nežinau, stengsiu žaisti savo krepšinį tokį, kokį moku. Gražiai pasirodė. Penkios, 4, 3, 2, 1. Pati stipriausia Lietuvoje, pirmojoje amžiaus grupėje merginose. Belickaitė, atsiprašau, nežinau tavo vardo. Dalia Belickaitė, taip. Labai džiaugies. Labai. Prieš atvažiuodama iš šitų vietos. Tikėjus, kad gali tapti savo grupės nugalėtoju. Tikėjausi, tai aišku, tik tikėjausi. Kas labiausiai įkvėpė tave pergalę? Tėtis labai parėmė, padėjo, kai žaidžiau, aiškino, ką daryti, labai padėjo man tėtis. Dabar prizas, kelionė į Europos vyrų krepšinio čempionatą. Kaip tau tai patinka? Nuostabiai, aš dar net netikiu, kad laimėjau. Nerealu. Norėčiau padėkoti tėčiui, mamai, dėdukai, babytei už palaikymą, sesėm, kad tai palaikė ir savo palaikymo komandai, ir be abejo treneriai ir tėčiai, kad tai padėjo man laimėti, nes tėtis labiausiai man visada stovėjo prie aikštelės ir viską aiškino, ką daryti. O trenerė mane rėmė telefonu, pasakė, paaiškino, ką daryti, nesinervint ir labai parėmė mane. Stido arenoje paaiškės, kas laimės patį pagrindinį prizą stipendiją. Ar galvoji apie tai, ar tikėjai? Nelabai, manau, būtų nelabai sąžininga, jei laimėtų vėl mergaitė, čia turbūt laimės berniukas, bet nenusivilsiu, kas čia tokio. Jei laimės, tai labai apsidžiaugsiu, bet jei ne, tai nieko čia tokio. Vis tiek laimėjau pirmą vietą ir man labai gerai. Sprite, laisvė nuo troškulio. Laimai. Lukas! Number 1. Tai ką, patikai į finalą? Taip. Nu, tai ką, bijai? Nu, šiek tiek jaudinas. Labai sudėtinga. Žalias. Sudėtingas metimas, kamuolys vos neįkrenta į krepšį.
5, 4, 3, 2, 1. Pirmosios amžiaus grupės vaikinų nugalėtojas Šarūnas. Sunku buvo labai, bet pasisekė kažkaip laimėjau. Ar skaičiavai, kiek pretendentų įveikiai per šitą turnyrą? Ne. Daug. Pats finalas, vienas baudos metimas ir tu čempionas. Ar labai jaudinasi, kaip teko mesti tą metimą? Nelabai, iš tikrųjų. Žinau, kad pataikysiu. Ir pataikiau. Šiandien buvo didelis palaikymas. Kas čia atvažiavo tavęs palaikyti? Dėdė, pusbrolis, mama, tėtis, brolis ir viskas. Kas labiau tikėjo, kad tu gali tapti turnyro nugalėtojų? Tu ar šeima? Žaisti pradėsime už 20 sekundžių. Visa iš tikrųjų šeima tikėjo. Nu, visi atvažiavę tikėjosi, kad galiu laimėti. Yes! Aš čempionas! Sprite laisvina troškulę.